esu treneris Matas. Šiandien su savim turiu klientą Gustą. Sveikas, Gustai. Tai Gustas darys šiandien olimpinių kėlimų treniruotę ir pravesiu apšilimą. Tai pirmasis pratimas tai būtų tiesiog atlaisvinti, aktyvuoti nervą peties. Tai va tiesiog galva yra pakreipta, pakreipiam galvą, ranką laikom taip, keliam viršų, galvą visą laiką pakreipiam ir nuleidžiam. Ir taip su kiekviena pusė po 10 kartų. Būtinai delną laikome va šitaip, atvertę nuo savęs ir atverti nuo savęs. Taip. Ir su kita ranka tą patį padarome. Tada galvą pakreipiam čia. Jo. Tada tuo pačiu padarome tą tokį pratimą. Irgi padarome tokį pratimą. Priešingai, ar ne? Va taip, sukame taip. Jo, taip. Teisingai. Aktyvuojame mentis, ar ne? Viršutinę nugaros dalį. Pajudiname pečių sąnarius. Tai antras pratimas bus pusė atsiklauk ant 4. Aktyvuosim vidinius raumenis prieš kėlimą, nes darant pritūpimus tiek su štanga, tiek darant krovimus, ar ne, reikia vidinių pilvo raumenų aktyvacijos ir nugaros. Tai priešingą koją, priešingą ranką keliam po truputį. Va taip, svarbiausia ranka, kad būtų virš galvos šiek tiek. Galva turi žiūrėti į žemę. Lėtai. Kojų turime nekelti per aukštai. Va taip, maždaug ties čia. Ne? Ir rankas stengtis pakelti ties ausų lygio. Gražiai, gražiai. Stengiamės, kad būtų mūsų kūnas tiesus, koja šiek tiek taip, ne? Svarbu, kad būtų viskas pakelta gražiai. Ir kas svarbu šito pratimo metu, kad mano klientas turi nuleisti, ar ne, iki kilimėlio ir su iškvėpimu pakelti staigiai. Ir užlaikyti. Užlaikyti reikia maždaug apie iki 10 sekundžių, kad pilnai aktyvuotume raumenis ir įgautų, ta prasme, stabilumą stuburo vidinių raumenų srityje. Teisingai. Galime pakeisti puses. Ir su iškvėpimu, ar ne? Įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Teisingai. Gerai. Tai ketvirtas pratimas yra viršutinių trapecijos raumenų aktyvavimui. Tai atsigulų pilvo. Ir į raidės ilgosios raidės. Jaučiame raumenį, leidžiame lėtai. Vėl pakeliam ir vėl leidžiam. Kita variacija gali būti šito pratimo. Darome mosus tiesiog. Laikom galvą taip. Ir tada suvedame iki pat čia. Ir vėl mostai. Toks kaip angelo mostas gaunasi. Ir suvedame čia. Tuo pačiu galima atlikti ir čia laikant. Ir pakeliam, lėtai nuleidžiam. Pakeliam, nuleidžiam. Turime apšildyti
peties sąnarį, kiek įmanoma geriau, kad išvengtume traumų. Tai klubų aktyvacijai pratimas, nes atliekant olimpinius kilimus irgi dalyvauja aktyviai tiek klubai, tiek kojos, tai pulkis ant kilimėlio. Sulenkim kojas. Ir taip. Ir atliekame tiek į vieną pusę, tiek į kitą. Sukimus klubų. Galime netgi užlaikyti, tai va, užlaikome. Ir tada kitą pusę ir šiek tiek užlaikome. Taigi, atliekant olimpinius kilimus taip pat labai svarbu aktyvuoti stuburo rotaciją, ar ne? Tai vienas padarys dabar rotacinius pratimus stuburui, nugarai, va šitą, ne? Į vieną pusę ir į kitą pusę. Nugarą stengiamės išlaikyti tiesę, ar ne? Rankas irgi tiesias. Gerai, tai atliekant olimpinius kilimus taip pat yra labai svarbus kelienai, jūsų šildymas, ar ne, kelias įvairių slėpimas per judesį. Tai vienas atliks įtupstus, kuomet mes esame pasistiebimo pozicijoje, nusileidžiame, pakylame greitai ir su kita koja. Mes, kai pakylame, turime iškvėpti, ar ne? Vėlgi svarbiausia šio pratimo esmė yra, kad stabilizuojame kelio sąnarį ir čiurną. Kita koja. Stengiamės išlaikyti tiesią padėtį. Gerai, kadangi svarbu atliekant apšilimą daryti progresiją, ne, tai kelti kūno temperatūrą. Tai mano klientas tiesiog padarys rokojimus iki grindų ir atliks pilo preso aktyvaciją. Ir dabar sugrįžtam, ne? Sugrįžtam, išsitiesiam ir vėl atliekam. Stengiamės neskubėti šito pratimo metu. Daryt spaudimą, ne? Ne, spaudimą galima daryti, bet šiuo atveju tiesiog nedarome mes spaudimo, tiesiog aktyvuojame pilo presą. Pasunkinta variacija galėtų būti spaudimo darymas. Ir taip galime padaryti 3 serijas po 10 kartų. Tai va, kągi, atlikome visus pratimus apšilimo, kurie būtų skirti olimpiniam kilimui. Tai tiek iš manęs šį kartą.